Sveiki, čia Mantas iš Matiekos. Trumpa pamoka apie sudėtinius procentus. Paėmiau šią medžiagą iš septintokų vadovėlio. Tai septintokams, kaip matau, mokslo metų gale yra tema apie sudėtinius procentus. Kiek žinau, daugumoje mokyklų septintokai skaičiuotuvų nenaudoja, bet kažkodėl šita tema įkelta. Tai mano nuomonė, be skaičiuotuvų šios temos mokintis kaip ir laiko gaišinimas, nes jeigu reikės kelti laipsnius, pavyzdžiui, 5, 6, 7, ypatingai 10 skaičius, tai tiesiog praleisi daug laiko tame, o naudos mažai. Tai iš karto patariu pasiimti skaičiuotuvus ir parodysiu, kaip tai skaičiuotuvais naudotis, nes mokant naudoti skaičiuotuvų, tai gan paprasta. Jeigu atpažįsti, kad kas yra mūsų A formulė, tai A yra mūsų pradinis skaičius, tai A yra pradinis skaičius, tai taip ir parašysiu, pradinis skaičius. Toliau formulėje turime P, tai P reiškia procentus, tai paryškim P. Ir aš šias spalvas ir naudosiu visos uždaviniuose. Tai P mūsų procentai, akivaizdu, tai procentai. Ir paskutinis kintamasis, kurį turime, tai pasirinksiu gal žalią spalvą. Ir paskutinis kintamasis yra N. Tai išmokstant šiuos 3 kintamosius, tai N parodo, kiek kartų bus didinama arba mažinama. Tai kiek kartų didinama arba mažinama. Ir tiesiog žinant, kas yra tie 3 kintamieji, iš uždavinių mokant juos atsifiltruoti, klausimai gan nesudėtingi. Tai turime vieną iš tekstinių uždavinių, atsizuminsiu šiek tiek. Urtės mėnesio atlyginimas 1800. Aš gal tada, kad būtų paprasčiau naudotis, pasiimsiu tą formulę. Sekundėlę, kur mano iškarpų programėlė. Nereikėtų man per ekranus vaikščioti. Taip, tai turime Urtės mėnesio atlyginimas 1800. Tai iš karto galime pasižymėti, kad tai mūsų pradinis atlyginimas 1800. Jos darbo sutartyje numatyta, kad pirmuosius 6 darbo metus darbdavys kiekvienais metais turi didinti Urtės mėnesio atlyginimą 10 procentų. Iš karto tada pasižymiu, kad mūsų P yra 10 ir 100 tikslumu nustatykite, tai yra apskaičiuokite, koks bus Urtės mėnesio atlyginimas po 1 metų. Tai dabar 1 metų mūsų 1, tada B atveju po 3 metų ir C atveju po 6. Ką reiškia metų, tai po kiek kartų didinama. Iš karto tada susižymiu, kas duota. Tai duota A yra lygu 1000. Šiek tiek toliau pasižymėsiu, kad A yra duota 1008. Gal patogiau iš karto, kad prie tos formulės. Nėra. Grįžtant prie formulės, A yra lygu 1800. Ir tas kintamasis, tas skaičius turės keliauti į mūsų A. Toliau duotas P. Tai P iš sąlygos duotas, kad kiek čia 10 procentų. Tai P duotas 10 procentų. Tai pasižymim P lygu 10 procentų ženkliuko rašyti nereikia, kadangi dalinama yra iš 100. Skaičiukai atsitrauksiu, kad tilptų viskas. Gerai. Ir 3 atvejai. Tai dabar pradėsiu nuo kiekvieno. Tai A atveju N yra lygu 1. Tai N lygu 1.
n lygu 1, ką reiškia, kad bus didinamas vieną kartą. Tai atlyginimas bus didinamas tik vieną kartą. Viskas tiesiog atsirenkant, kas yra pradinė suma, koks yra procentas ir kiek kartų didinama, sudedame viską į šią formulę, tai 1800 kart 1 plus procentai, tai kokie procentai? 10 padalinta iš 100 ir keliam laipsnių pirmuoju. Dabar susižymim viską vėl spalvomis gražiai. Tai turim 10 procentų, turim sumą ir turim laipsnį 1, kadangi vieną kartą didinam. Viską gražiai ir rekomenduoju nepatingėti, o susirašyti viską gražiai užrašuose, nes tai bus lengviau susitikrinti su skaičiuotuvu. Dabar imam skaičiuotuvą ir rašom. Turi būti viskas taip kaip užrašuose, taip kaip formuliai, taip įvesta ir skaičiuotuva. Tai 1800, atidarau skliaustelius. Jeigu nėra nieko tarp skaičiaus ir skliaustelių, tai pagal nutylėjimą matematikoje yra daugybė. Tai 1800 bus padauginta iš tų skliaustelių ir skliaustukuose bus 1 plus imu trupmeno ženklą, 10 padalinta iš 100, uždarom skliaustelius ir surandam, kur yra keliamas laipsnių vienetų. Ir iš karto tada, kad man nereikėtų per ekranus šokinėti, pasiimu iš skaičiuotuvo atsakymą, kad galėčiau susitikrinti. Gerai? Taip, dabar atidžiai susitikrinam, gaunam, kad 1800 teisingai įvesta, tada daugyba turi būti skaičiuotuvose daugybos ženklas, galima jį praleisti. Sutikrinam, ar mūsų procentai teisingi, sutikrinam, ar mūsų laipsniai teisingi, lyg ir viskas teisingai, taip gaunam atsakymą 1980. Tai po vienerių metų atlyginimas padidės iki 1980. Ir lygiai tą patį galim daryti tiesiog B atveju. Informacija visa liks ta pati. Vienintelis dalykas, kas pasikeis, kad kiek kartų didinama. Tai B atveju matome, kad didinama nebe vieną kartą, o 3 kartus. Tai pažymiu, kad tas 3 turės nueiti į mūsų laipsnį. Ir vėlgi atidžiai, nepatingiu, susirašau viską į užrašus. Aišku, kad nesigaišint laike. Aš nusikopijuosiu. Šiek tiek gal per daug nusikopijavau. Gerai, užtenka. Ir viską pasiėmiau. Vienintelis dalykas, ką reikės man pakeisti, tai žalio vietoj, kas mūsų žalias spalva žymima, toj formulėje, tai žalias spalva žymimas buvo laipsnis. Tai po 3 metų bus naudojama tokia formulė, vadinasi, kad tas 1 plus 10 procentų padalinta į 100 bus pritaikoma 3 kartus. Taigi, imame, grįžtame į skaičiuotuvą ir vietoj laipsnio pakeičiame į 3. Vėlgi atidžiai susitikrinama, ar ekrane formulė įvesta teisinga, tai aš tiesiog atsinešu viską, kad man reikėtų perrašinėti į lentelę. Ir tikrinam, pradinė suma sutampa, procentai sutampa, laipsnis sutampa. Čia aišku toksai gana nuobodus buhalterinis darbas, tiesiog susitikrinti, ar informacija skaičiuotuve įvesta lygiai taip pat kaip užrašuose. Ir sutikrinam atsakymas geras, tai mūsų atsakymas, kad po 3 metų atlyginimas bus 2395 eurai ir 80 centų. Tiek. Ir lygiai taip pat galime po 6 metų, tai C atveju bus, sekundėlę, aš pasitrauksiu, ar gal atsizuminsiu, kad tai man būtų daugiau vietos.
gal tiesiog pasitrauksiu savo sprendimus šiek tiek, nes vėliau gali nesimatyti, kai išleisiu video. Tai paskutinysis uždavinys po 6 metų, tai imame C, mūsų n bus lygu 6 ir lygiai tą patį į formulę 1800, mūsų pradinis skaičius, dauginam iš 1 plus 10 iš 100 keičiam į laipsnį į 6. Sutikrinam informaciją, tai pradinė suma teisingai, procentai 10% teisingai ir laipsnis teisingai. Vėl grįžtam į skaičiuotuvą, vienintelė vieta, kur pakeisti, tik tais yra į šešetuką ir viskas. Atsakymą gavom. Kur galima suklysti, tai nebent apvalinimuose, to parodysiu, kaip turi būti daromi apvalinimai. Tai prašo šimtųjų tikslumu. Šimtųjų tikslumu, tai šimtosios yra 2 skaičiai po kablelio. 2 skaičiai po kablelio. Matome, kad trečias skaitmuo yra devynetas, tai tas devynetas apvalinamą skaičių pakelia vienetą. Tai užrašom atsakymą 3188 kablelis 8 ir vietoj tas nuliukas tampa vienetu, kadangi devynetas apvalina skaičių į didesnę pusę. Taip sprendžiami uždaviniai ir visuose uždaviniuose reikės daryti tą patį. Kodėl aš gal tada dar jas atskirsiu, kur A atvejais, kur mūsų B atvejais ir matome, kad viskas išlieka taip pat. Vienintelis dalykas, kas skiriasi, tai laipsniai. Ir šitos temos sudėtingumas yra tame, kad reikia žinoti, kaip naudoti skaičiuotuvu ir skaičiuotuvą reikia turėti gan iš tų brangesnių kasijų. Rekomenduojam. Tai kitą uždavinį paliksiu, nes jis praktiškai lygiai tas pats. Ir kad užsitikrinti, parodysiu dar vieną, kuris irgi gan analogiškas. Taigi, turime meno kūrinys, aukcione buvo nupirktas už 8000 eurų. Aš tada vėl atsinešu iš naujo formulę. Formulė duota vadovėlyje, standartinė sudėtinių palūkanų arba sudėtinių procentų formulė. Pasižymime, kas duota. Šitą formulę čia turėsiu, kad nematytųsi. Pasižymime, kas duota. Tai pirmiausia, nupirkta už 8000 eurų, tai mūsų pradinis skaičius. Kas dar duota? Tai duota procentai, tai procentus, kadangi vadovėlyje žinoma mėlyna spalva, tai bandysiu, kad nesusimaišyti, imti mėlyną spalvą pareiškinimui. Ir vienintelis dalykas, kas skirsis, tai 2 atvejai. Po 2 metų ir po 8 metų. Ką tai reiškia, kad mūsų n po 2 metų bus 2, kam lygu n po 8 metų, tai n bus lygu 8. Viskas, atsifiltravus visą pagrindinę informaciją, tiesiog susistatyti tos skaičius tvarkingai į formulę ir vėliau į skaičiuotuvą. Taigi imame, sprendžiam A atvejį, pradinė suma, nupirktas už 8000 eurų, rašome, kad 8000 mūsų pradinė suma, dauginam iš 1, aš iš karto, kad pasiryškinsiu spalvom, dauginam iš 1 plus P iš 100, tai mūsų dabar procentas 8, tai 8 padalinta iš 100 ir kelsime laipsnį. Tam, kad nereikėtų man tos formulės peržiūrėti, aš ją tiesiog nusikopijuosiu, nes prireiks sprendžiant B atvejį. Pasiėm tada formulę, nusikopijuoju ir B atveju imsim tą pačią formulę, skirsis tik tais mūsų
laipsnio. Netyčia ne tas plotas pažymėjau, mūsų. Tai procentų ėmiau melsvą. Ir A atveju reikės kelti antruoju laipsniu, B atveju laipsnis bus 8. Gerai, viskas. Keliam viską į skaičiuotuvą, susitikrinam, kad visi skliausteliai, kad būtų lygiai identiškai. Tai pradedam nuo 8000. Jeigu noriu, galiu dėti daugybos ženklą. Atidarau skliaustelius. 1 plus trupmeno ženklas 8 padalinta iš 100 ir pakeltą laipsnį, koks atveju, kiek atsimenu, laipsnis 2. Tai keliu laipsniu antruoju ir tikrinuosi su atsakymu. Tai atidžiai būtinai susitikrinti, ar tą, ką turite savo užrašuose, sutampa su tuo, ką įvedėte į skaičiuotuvą. Tai pasižiūrim, ar sutampa. 8000 sutampa, laipsnis sutampa, procentai sutampa, skliausteliai, vienetukas, pliusas, viskas identiškai ir gaunam savo atsakymą. Tai atsakyme vėlgi iki 100 tikslumu, tai lieka nieko apvalinti nereikia, kadangi vienas skaitmuo po kablelio. Tiesiog paliekam atsakymą kaip 9331,2. Kas pasikeis B, tai matome, kad lygiai tie patys skaičiavimai. Galime tiesiog, kad greičiau uždavinys išspręstų, pakeičiam dvejetą į aštuonetą. O čia kiek daug skaičių po kablelio, reikės taikyti apvalinimo taisyklės. Tai vėlgi pasiemu, kad susitikrinti su formulė, ar teisingai viskas įvesta. Panašu, kad teisingai. 8000, ne tas spalvą pažymėjau, 8000 skaičiuotuvė sutampa, mūsų procentai sutampa ir laipsnis sutampa. Vienintelis dalykas, ką reikia padaryti, tai suapvalinti teisingai, tai turime 2 skaičius po kablelio, kadangi reikia šimtųjų, ir tikriname, koksai skaičius seka po to. Tai jeigu jisai mažesnis už 5, apvaliname į mažesnę pusę. Tai atsakymo lauke prašom, kad 14 807 eurai ir 44 centai tiek paveikslas kainuos po 8 metų. Tai tiek apie procentus. Uždavinį vidurinį paliksiu lentelėse. Nuorodų į lenteles bus palikta komentaruose. Jeigu norite, galite peržiūrėti sprendimą. Jeigu norite, galite bandyti spręsti tą uždavinį patys. Tai tiek, tikiuosi buvo naudinga. Ir jeigu turite kokių nors klausimų dėl kitų temų, mielai galite palikti komentare, aš pabandysiu trumpą pamokėlę apie tos uždavinius padaryti. Tai dėkui žiūrėjusiems. Iki.